Sveiki draugai, mes šiandien važiuojame. Adomai, kur mes važiuojame? Gerai, Adomas nenori sakyti. Mes važiuojame pas meistrą Mindaugą, objekte, kuris dabar yra. Ir kur jisai su kolegomis montuoja gegnes, ką tik susimontavo, žinau, latakus. Ir mes pažiūrėsime, kaip jam sekasi. Atrodo, pasiklydom. Štai kokį stogą dengia Mindaugas. Didžiulis gražus stogas. Porą klausimų. Kokį darot nuolydį? Latakų? Latako? Nuo 4 iki 7 mm per metrą maždaug, taip sakyti. Ir jungtis silikonuojat? Būtinai, nes tikrai. Koks silikonas geriausias? Šiaip tai, kaip jisai vadinasi, ne? Nebent aš tą paskui galėčiau parodyti, kaip jisai atrodo. Ten dabar tai makroflexo naudojant, irgi gan padaugas, bet šiaip tai. Specialiai tokį perkam, kuris ir tam dalykam labai sunkiai suaušta, bet už tai labai patikime. Gerai, mačiau darot šitą ant latako jungtie, prie šito jau prie lentos būna ne išorinis kampas, o su atlyvu į priekį. Kodėl? Kodėl negalima iš karto... Dėl montavimo mes užbėgam į ateitį, žiūrim. Todėl, kad aš dabar susimontuoju stogą, susimontuoju skardą, o paskui montuoju pakalimą, man nereikia vargti ir kaišyti, supranti? Lentelį po to kampą. Tada aš paskui tik po šitą pasikišu kitą kampą, o be to tas atlyvukas iš tų pusės vis tiek duoda savo naudą, ne? Aišku, ten po lataku. Nu, kakta nebanguoja ir kažkoks lašas nekabo vandens. Nu ir paskutinis klausimas, galeko latakai. Kokie minusai ir pliusai? O šičia dabar galeko metaliniai latakai. Ką žinau. Kaip ir visi, latakai tai kaip ir visi. Nelabai patinka lietpušiai. Sunku montuot? Ne, nu kad jie vienodais galais, tai, na, aišku, turint įrankį, jokio skirtumo, ne, dabar jau turim. Mes sujunginėjimui tik tai. Vienodi galai, tiek viršų, tiek apačioje nėra. Jeigu reikia sumauti... O pats latakas viskas gerai, šiti kampai, kur iš karto sujungtim patinka, geriau tai montuojasi visi normaliai. Štai čia yra lieskardė, kuris leidžia į lataką. Jinai prisitvirtina ant išorinę grėbėsto. O štai šičia Ieva montuoja, kai susifokusuotų. Matot išorinis. Šią brigadą jau pažįstu ne vienerius metus. Matau jų darbus, matau, kad vyrai dirba kokybiškai. Ir čia matosi numeris. Jūs galite tiesiai paskambinti, jie dirba su verslo liudijimu ir su viską sutarsite tiesiai, asmeniškai. Tai kol kas tiek ir iki pasimatymo kitose video.